Sveiki, šiandien norėčiau pristatyti Jums Vidą Bareikį. Gimė jis 1986 metais Vilniuje. Muzikantas, kompozitorius, aktorius ir režisierius. Mokėsi Čiurlionio menų mokykloje, vėliau studijavo aktorystę Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, vėliau režisūrą Maskvoje. Vidas Bareikis yra vienas iš teatro judėjimo No Theatre įkūrėjų. Internetas įvedus jo pavardę pateikia daugiau kaip 300 000 rezultatų. Dar nebūdamas nei 30, jis jau buvo režisavęs Kaligulą ir Hamletą. To visai užtenka, kad šiandien Vidą Bareikį pakviesčiau pasivaikščioti. Sveikas, Vidai. Labas. Ačiū, kad sutikai išeiti su manim pasivaikščioti. Ačiū, kad pakvietei. Ant to lėktuvo parašyta maža planeta, pasaulis mažas. Pasaulis mažas. Taip. Ir mes susitikome vietoje, kurią tu pasiūlėjai. Ir tame pasaulyje, kuriame tu buvai mažas. Tu čia užaugai, prie oro uosto. Čia tiek daug visko buvo, kad kai tą vietą, tu iš tikrųjų ją pasiūlė, nes tu pasakei, kur tu užaugai. Ir tada jau aš ją pasiūliau, kad net aš dabar atėjęs jau per kelias minutės jau čia pradėjo man galva suktis. Tai čia, jo, užaugau čia. Einam. Gali atskirti lėktuvo tipą iš jo šešėlio danguje, iš jo kontūro? Iš šešėlio nežinau, bet iš garso galiu atskirti lėktuvų modelį tų kažkiek. Nes kai buvai mažas, tai jie buvo dažnai čia. Kai buvau mažas, tai jie dažnai būdavo ir va, tokie dalykai iš vaikystės užsifiksavusių dalykų, tai yra drebančios medinių langų langinės, kai jie kyla. Tu nebuvai iš tų vaikų, iš tų berniukų, kurie svajojo tapti lakūnais, kosmonautais, nežinau, ko ten dar. Ne. O ko tu svajojai tapti, kai buvai vaikas? Taip, gal pirma mano tokia profesinė svajonė, tai buvo policininkas. O! Ir čia matyt buvo įtakoj filmų tų, va, tuo metu visokių rodytų Miami Vice ir panašiai. Ir ten, kur Miami Vice žiūrėdavai? Taip, žiūrėdavau Miami Vice. Ir ten viskas labai taip romantiškai atrodė, tas visas policininkų gyvenimas, tie tyrėjai. Jo, ir Miami panašiai. Vice policininkai važinėjosi su Lamborghini, taip nemažiau pietaudavo su turtuoliais, o vakarieniaudavo su gražiom moterim. Taip. Nu, tai va, Ar čia ta svajonė? Va, tai buvo svajonė tokio policininko gyvenimo. Nes čia yra kirtimai, čia yra Taip. Vilniaus kirtimai, čia ne tik oro uosto prieigos, čia Taboro zona. O tu neužaugai galvodamas, kad pusė žmonių yra narkomanai, neišvengiamai? Nu ne. Auklėjo kažkaip mane tauriai ir stengiasi tų dalykų paaiškinti, kas tai yra, bet niekur aš čia neįklimpau. Tavo tėvai menininkai ar ne? Jo. Tai tu neturėjai šansų pasirinkti policininko specialybę? Nu, nelabai buvo šansų. Ar tave kreipė link meno tėvai, link kūrybos? Nu taip, sąmoningai. Tai manau, tas pagrindinis pokrypis tai buvo, kad 6 metų aš atsidūriau Čiurlionio menų mokykloje. Tai va čia buvo toks mano tas nukrypimas. O Čiurlionio menų mokykla, tai čia patirtis ar trauma? Man tai buvo gyvenimo realybė, o dabar tai sakau, kad absoliuti laimė ir patirtis ir dalykas, kuris suformavo labai daug dalykų, kuriuos aš dabar gyvenime. Kaip, gal net ne ką darau, o kaip darau. Kažkokius darbo principus. Vat, visai neseniai net ir namie dabar savo šeimoje su Jurga aš šnekėjom su žmona, kad, sakau, tas kažkoks darboholizmas ir tokie vat, principai tai ir yra sudėti realiai iš čiurlionkės tų 3-4 valandų kiekvieną dieną 12 metų prie fortepijono. Mes sakom Jurga, aš turiu paaiškinti žiūrovams, tavo žmona yra Jurga Šeduikytė, dainininkė ir dainuotoja. Taip, tai... O beje, aš aišku tą klausimą buvau pasilikęs gerokai vėlesniam laikui mūsų laidoje, bet kad jau taip išėjo, tai dabar paklausiu. Ar tu su Jurga kada nors dainavai duetu? Ilgesnį laiką ar kaip? Tiesiog duetu. Jo, kūrinį, tai... kurį buvote įrašę duetu. Kas ten? Kanados buvo? 3 Kanados buvo? Mūsų duetas. Tada toks Valenteškė toks kūrinys buvo ne per seniausiai, irgi Valentino dienos proga. Bet mūsų tas duetas nuo 3 Kanadų, mes netgi buvom surengę turą per Lietuvą, mes apkeliavom kokį 12 miestelių, padarėm bendrus koncertus, bet supratom, kad tokie skirtumai tarp mūsų yra didoki, kurie jau buity ir gyvenime pasimato, bet scenoje matyti jie dar labiau išryškėjo ir nusprendėm, kad kai būnam kartu, tai reikia vienam truputį
kažkokį vaidinti energingesnį ir ten ekspresyvesnį, o man gal prisispaust kažkiek ir taip subtiliau elgtis ir pagalvojom, kad gal ir pralošiama būtų nuo to ir žiūrovai gal irgi net ir praloš nuo to. Kada buvo ta akimirka, kai tu pajutai, kad tu kažką gali kūrybinė prasme? Ta laimė, kurią iš tikrųjų suteikia kūrybos įvykis mūsų psichikoje, nes suteikia tikrai. Nu, aš atsimeniau dabar kitą dalyką, kažkodėl, kad kažką galiu, tai aš vėlgi, bet čia šitas kelias man visas šeima išgrįstas yra, tai nuo 6 metų vos tik pradėjau čiurlionkėj groti fortepijonu, aš pradėjau užsiiminėti eglutėmis, jolkį per naujuosius metus. Eidavai seneliaut? Mano tėtis yra senelis, mano mama Snigūračka ir mažasis nykštukas muzikantas. Čia tu? Vidukas, taip, su tokia kartoninė žydra kepuraitė. Aš atsimenu, kad būdavo gana sunku atlaikyti tas visas tokį kiekį tų mažų spektakliukų, nes po valandą ir aš ten vis grodavau tą patį per tą patį ir į dieną būdavo 6, kokie 8 pasirodymai. Ir aš tų pasirodymų metu stovėdavau ir taip stoviu. Ir pradžioje aš pradėdavau viską laikydamas tokią eglutę prisukamą ir dainuodavau tyli naktis, šventa naktis. Aš dainuoju tą dainą ir kokio 6 pasirodymo metu aš taip stovėdavau ir aš žinojau, kad nuo kiekvieno vaiko man yra 1 litas. Ir aš dainuoju tą tylę naktį ir aš skaičiuoju. Kiek yra litų? 2 litai, 3 litai, 4 litai, 5 litai. Ir aš per pirmą gabalą visada susiskaičiuodavau savo biudžetą. Tada likdavo kokį 45 minutės to pasirodymo, bet jau aš jį atpildau, bet man esmė buvo pradžia. Taip materialiai, tai aš tada pajutau tą, ką tu gali. Bet tu klausai apie tą kūrybos jėgą, tai aišku. Kūrybos jėga, kaip būtų juokinga, tai atėjo žymiai vėliau, nes aš 10 metų nenorėjau groti, aš nekenčiau, mane vertė tėvai, man matyt ir ten buvo, kaip ten ta trauma, nežinau ar kaip, bet ir aš sportavau pastoviai, pradžioj tai buvo karate, po to dėl visokių plytų lentų laužimo kažkaip tėvai mane nuo ten nurašė ir tada pradėjau sportuoti krepšinį ir 10 klasėje buvo absoliutus susikirtimas, nes patekau tada pas tokį vieną amžinatilsį Gedminas, toksai treneris, į Druskininkus į stovyklą, net su keliais ten Lietuvos jaunių rinktinės nariais ir mes ten dirbom labai rimtai ir aš atėjau pas tėvus ir pasakiau viskas, sakau, aš atsikankinau 10 metų, sakau, rišam ir 9 tai yra metai buvo, sakau, viskas, baigiam, aš nebegaliu, aš einu sportuoti. Tada jie sako, pabaigtų dar šitos metus ir tada sako, daryk kaip nori. Ir aš tuos metus baigiau, pas mus mokykloje buvo toksai dalykas, kad šiaip čiurlionkai ten yra daug tos konkurencijos tokios tarp vaikų, ten tu jeigu gauni mažesnį pažymį, tu iškart nurašomas esi ir panašiai. Kadangi galėjau groti, tai aš pasivilkdavau kokius 2 mėnesius iš to trimestro dar tais laikais ir mėnesį padirbdavau, ir gaudavau 8, 9 arba 10. Bet tų metų gale aš gavau 7. Ir tai mūsų mokykloje jau yra kažkas tokio žemiau juostos. Ir aš sėdėjau Kurilkoje, kur ten renkasi visi mokiniai prie mokyklos, labai ten nusivylęs, pergyvenantis ir atėjo mano vienas klasiokas, su kuriuo aš nelabai gerai sutariau. Jis toks šiaip buvo man nelabai draugas. Ir sako, Vidai, sako, ko tu pergyveni? Taigi visi ir taip žino, kad tu daug prastesnis, daug prasčiau groji. Tai ko tu čia pergyveni? Čia, dėsninga, kad tu tos 7 gavai. Man tai suveikia kaip buliui raudona marška. Suveikia? Absoliučiai suveikia. Aš jam to nepasakiau, aš tada tik atsistojau, nuėjau. Ir eidamas galvojau, tai aš negaliu, aš čia prasčiau. Ir tada visą sekančią vasarą aš atpyliau ten po 3-4 valandas į dieną, rudenį atėjau puikiai išmokęs programą, tėvam pasakiau, kad aš nemetu, sakau, sakau, jeigu kažką pradėjom, tai ir baigiam, liko 2 metai. Atėjau pas mokytoją, sakau, man liko 2 metai, kažką iš to padarom, sakau, aš dabar jau dirbsiu. Ir vyko kažkoks lūžis. Ir tada pirmą kartą ir atėjo gal tas kūrybinis
kūrybinis džiaugsmas, nes aišku, kai tu jau pradėjai stengtis, tai tau ir pradėjo eiti tau pradėjo eiti kažkokie dividendai atgal. Ar tu skaitėjai vaikystėje daug knygų? Vaikystėje ne. Nedaug iš tikrųjų knygų skaičiau. Toksai buvau gal... Vat muzikinė prasme, tai ten visko labai daug vyko, nuo tų visų tėčio dainavimo egzaminų, kur atsimenu, apie tokią kėdę sėdžiu ir nematau per kėdę ir girdžiu, kaip jis ten klasiką dainuoja, ten natos namie, o knygos tai buvo tas toks gal vaikui privalomos pasakos visas ten man suskaitytos, aš pats ten aišku skaitydavau, ką ten mokyklai reikėjo dar, bet ne, man šiaip iš tikrųjų knygos, visas knygų pasaulis, tai man prasidėjo baigiant mokyklą, su aktoriniu, su akademija. Taigi tu iš esmės pradėjai skaityti knygas dėl to, kad tai reikėjo tavo profesijai? Pradžioje taip, po to dėl to, kad labai įdomu pasidarė, nes prie to nebuvau pratinamas iš anksčiau, nebuvau tam pasauliu. Tėvai netokie buvo, iš tikrųjų, jie nebuvo, nei vienas, nei mama, nei tėtis nėra mano skaitantis. Nėra knygos žmonės, ar ne? Ne. Ar galiu pasakyti, kad tu esi daugiau judesio žmogus, o ne galvojimo žmogus? Galima ir taip išsireikšti. Ar čia tik mano įpiršta tavo prielaida, ar ir pats esi tą pastebėjęs, ar tu tikrai su to sutinki? Aš tikrai su tuo sutinku, dėl to, kad jeigu tą judesį pavadint, kad kartais pirmą padarai, o po to galvoji, kas gavosi ir kas iš viso to pavyko, tai tikrai toks mano daugelio gyvenimo įvykių raktas ir nuo kurio aš dabar kartais kaip ir bėgu, nes man nepatinka, nes kartais tu nusvyli arba kažkaip neteisingus tuos padarai žingsnius, bet taip. Iš čia prasidėjo, iš šito Vilniaus rajono prasidėjo tavo skrydis. Ar tu jautiesi, kad skrydis prasidėjo? Tiesą sakant, ne, dėl to, kad nors, banga tave neša, ar tu jauti, kad banga tave neša kažkaip? Jo, šiaip esu dabar labai laimingas, aš tikrai turiu žiauriai fainą sūnų, aš turiu žmoną. Aš gyvenau iki amžiaus, iki kurio akmens amžiui žmonės negyveno. Aš kažkada perskaičiau straipsnį, kad 29 metai tada buvo jau, ten jau šamanas, žiniuonis. Tai aš kažkaip po to dabar kiekvieną akimirką taip džiaugiuosi, kad jį yra ir galvoju, kaip gerai. Tai ta prasme, skrydis tai įvyko, pavyko ir ačiū už tai ir visas mano darbas čia padarytas. O kita prasme, jeigu kalbėtų apie kažkokius profesinius dalykus, tai ne dėl to, kad aš turiu noro ir ambicijų plačiau negu mūsų tik tai šalyje. Tiek su muzika, tiek su teatru. Dar nepraradai iliuzijų padaryti karjerą svetur? Ne, absoliučiai ne. Gerai, tai čia baikim pirmą dalį. Vidai, o kaip tu manai, tu geras teatro režisierius? Neblogas. Ir ar skiriasi tavo režisūra žiūrint iš žiūrovų pusės ir iš aktorių pusės? Ar tu skirtingas režisierius, kaip tu manai, žiūrovams ir skirtingas kitoks aktoriams? Jo, labai skiriasi. 3 yra pozicijos, man atrodo, yra. Koks tu režisierius aktoriams, tada koks tu režisierius žiūrovams ir dar koks tu režisierius tiems, kurie nusimano apie teatrą. Specialistams. Specialistams teatrą. Tai čia... Specialistams tai geras nebūsi. Taip. Tai, nežinau, aktoriai sako, kad smagu dirbti. Aš kažkaip nestatau į pirmą planą teatro ten ir profesinių dalykų, o labiau statau žmogiškus dalykus. Tai manau, jiem tai būna kartais gal neįprasta, ar įdomu, ar smagu. Aš sakau, kad nesigaus tas spektaklis, nesigaus, ko mes čia dabar dėl to draskytis, daryti savo galus. Ne, tai rimta baisiai, ne, sakau, aš žinau, kas yra tikrai rimta ir materialu. Tai vat,
Va tą aš mačiau, tą žinau, o čia tie dalykai tai yra tokie širdžiai ir sielai ir viskas. Nes tu studijavai Maskvoje režisūrą, Taip. tai yra ta, pavadinkim tai, rusiška teatro mokykla. Taip. Ar ne? Ir Lietuvos teatras yra smarkiai jos paveiktas mano supratimu. Taip, Ir tai, ką tu taip. dabar kalbi, kad čia ne visai svarbu ir ne tai yra, čia ne pasaulio pabaiga, sakai tu. Tai taip nebuvo manoma anksčiau. Nu taip ir Ir tu tam dabar tikrą nėra prasme manoma. šitaip eini prieš sistemą, Nu, jo. prie kurios gali pripratę būt. aktoriai, režisieriai ir kritikai. Taip. Bent jau senesnės ir vidutinės kartos. Bet galiausiai visi atsidurs mirties patale su artimu žmogum šalia arba be jo ir tada visi supras, kur yra esmė. Ir man tai yra rodiklis. Kad Tau va tame 30 metų, tu esmė. tokius dalykus jau kalbėjai. Nu jo. O dėl tos rusiškos mokyklos, tai aš mokiausi pas labai tokį fainą mokytoją Viktorą Ryžakovą, kuris yra realiai ten priešgina. Ir jis yra va, tos visos bangos Ivano Virpajevo, tokios naujos bangos. Ir jie patys kovoja prieš visą tą stanislavskizmą ir nu realiai jie labai kiek įmanoma ten. Man tai atrodo, kai Rusijoje kas nors kovoja prieš Stanislavskį, tai tas kovoja ir prieš valdžią. Nu tai taip. Ir tada jos pasodina. Kaip ką tik atsitiko. Dabar tai jau taip. Dabar, dar kai aš mokiausi, dar nebuvo užsisukusi. O tau negaila tų laikų, kai teatras buvo pranašo poziciją užimanti institucija? Man šiaip gaila visų senesnių laikų, kai teatras buvo va, ten tokia institucija, kai buvo tik 3 grupės visoje šalyje, kai buvo tokie laikai. Nu, va, tas pats mano mokytojas sako, žinot, aš jums nepavydžiu, sako, man atrodo, jums dabar yra sunkiau. Visam Tikrai šitam jovalė tos informacijos, visam jovalė tų galimybių, sako, aš tai nebežinau, kaip čia susigaudyti ir sako, aš džiaugiuosi, kad dabar mano jau tas laikas, kai aš nebesiparinu dėl to ir aš, sako, sėdžiu savo sodybą ir užsiemu savo patinkančiais dalykais. O kai jūs dar bandot kažką čia daryti, tai, sako, tai yra chaosas visiškas. Tai aš tam tikrą prasme tikrai dažnai pagalvoju, kad ir ir atlikėjam kažkokiam, ir teatralam, ir panašiai, tai, va, tie laikai buvo tokie kur kas parankesni, viskas paprasčiau buvo. Kai jūs su bičiuliais kūrėte Naufėtą teatro judėjimą, tai jūs turėjote, svajonę pakeisti pasaulį, ar ne? Taip, aišku, tai žinoma. Bet nepakeitėt? Pasaulio, ne. Nepakeitėm. Gaila labai. Ne dėl to numirė Naufėta? Ne, Naufėta nenumirė. Ir su tuo Naufėta ir dabar taip yra, kad vat, mano tie studentai, su kuriais mes dirbam, ūgtelėjo, jie atkeliavo lygiai tą patį etapą, kuris buvo prieš 8 metus, kuriuo mes pradėjome Naufėta ir šiais metais įvyks, jau oficialiai įvyks toksai Naufėta Restart. Taip vadinsis šitas dalykas. O ar galėčiau aš sakyti štai ką? Pradžioje pristatydamas tave aš paminiu Hamletą ir Kaligulą. Taip. Ar galėčiau aš sakyti, kad Kaligula, spektaklis, kurį tu režisavai, buvo tam tikro etapo pabaiga ir tam tikro tavo požiūrio į teatrą pabaiga? O Hamletas, kurį tu pastatei truputį vėliau, Kauno dramos teatre, Nacionalinėme Kauno dramos teatre, yra kito etapo pradžia ir kitokio tavęs pradžia, kitokio tavo požiūrio į teatrą pradžia. Visiškai teisingai. Jo, visiškai taip. Jaučiuosi kažkokiam visiškai sankryžoj dalykų įvairių ir sakau, nežinau, ar tai kam nors įdomu. Tai sakau, pati aš nelabai svarbiausia. turiu ką pasakyti. Tai pati svarbiausia priežastis, kodėl aš tave pakviečiau pasivaikščioti. Nu jo, Kaliguloje tai realiai susidėjo viskas, į ką mes ėjom, ką mes supratom, kaip mes galim egzistuoti tose taisyklėse, kaip mes galime kurti ir panašiai. O dėl Hamleto tai aš gal nesutikčiau, kad ten... Nu jo, tai buvo visai kitoks darbas ir tokia nauja tam tikra pradžia, bet su tuo, ką dabar esu susiplanavęs teatrui ateityje, tai nėra ta Hamleto linija ir tokio teatro. Dėl to, kad iš tikrųjų pakeliavau aš per tuos teatrus, per tuos valstybinius teatrus, kai tu dirbi institucijoje tam tikroji ir grįžau į tą pradžios tašką, kad niekur nebus geriau negu su savo bendraminčių komanda ir su absoliučia laisvė ir einant į kažkokį visišką bunkerį ir visišką undergroundą. Žmonėms tai atrodo, kad tu išėjai iš teatro ir nuėjai į šou. Kaip tu jautiesi dalyvaudamas šou ir būdamas šou?
Žiauriai gerai. Man labai patinka. Kur aš dar gausiu tokį išbandymą, kad kas porą savaičių turėsiu atlikti po kažkokį crazy muzikinį numerį, pasibandyti save ten to televizijoje ir panašiai, ir dar pasižiūrėti, ar iš tikrųjų ten tave taip formuoja ir ar iš tikrųjų ten jau taip darai, ką Tai ar tikrai ten tave formuoja, ar tikrai tai yra blogis? Nieko manęs neformavo. Tai yra gėris, man labai patiko, komanda buvo labai faina ir ties viduriu sakiau, aš žinokit, nebežinau, ką daryti, sakau, jau aš viską iššaudžiau, ką turiu. Sako, tu tik varyk toliau savo šitas nesąmonės, nes nieks geriau taip, negu tu nesugalvosi. Kiek atsispaudimų tu gali padaryti? Kokį 70 padaryčiau. Aiktu. Taip. Tu tiesus žmogus, paprastai tu sakai, ką galvoji. Taip. Visiškai. Aš gal tik tai, aš pažįstu dar tiesesnį žmogų už save, kurį aš labai myliu, tai Marius Repšys, mano kursiokas, aktorius. Labai geras aktorius. Žiauriai geras aktorius ir žiauriai tiesus žmogus, bet jisai daug dalykų net nepamasto ir sako. Ir man atrodo, vat kartais tame yra absoliutus tiesumas. O aš kartais labai per daug mastau, va tas mane kartais ir nervina. Nes kai pasako, ar tu tiesus žmogus, tai aš dar pagalvoju, o kaip čia yra, kaip čia. O nes, tai jo, tai aišku. O kai jau pasimastai, tada ir atsakai. Tai vat, bet šiaip jo. Jau nemeluoju, vat ko nedarau, tai nemeluoju. Tu esi žmogus, kuris nemeluoja, taip gali pasakyti. Tikrai? Tikrai, absoliučiai. Man atrodo, tai yra labai daug. Vidai, labai tau ačiū. Ir man garbė pažinoti žmogų, kuris nemeluoja. Ačiū. Ačiū tau labai. Šeši, septyni, aštuoni, devyni. Nu paskutinį. Ant kumščių. 7. Nu ir dar. Nu dar kelis. 7, 8, 9, 8. Lemba, kur 8, ten ir 100. 1, 2, 3, 4, 5. 8, 5. 8, 9, 10. 10 paeis. 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 9, 8, 9, 9,
100. Yes.